Tęsiame 1000 istorijų ir šiandien kalbėsime su Jurga Nadin, jinai taip save vadina, turi slapyvardį, nes jau išleidusi ne vieną knygą, 2 iš tų knygų jau buvusios Lietuvoje ir bestselleriai, kaip jinai sako, apie santykius, tokia įdomi istorija, stipri, gal net ir skaitėte, apie tai galėsim pakalbėti. 3 vaikų mama, kad taip netrūktų, normaliai, kad būtų, kurianti savo verslus, ir mes šiandien kalbėsime pagrindinė intencija, kaip derinti šeimą, dvasingumą ir verslumą. Tai labas visiems, spaudžiam patiktuką. Labas, Jurga. Labas visiems ir labas, Sauliau. Ačiū labai, kad pasikvietei į savo pokalbius. Jo, tai aš kažkaip jaučiau viduje, kad kažkodėl tave įkalbinu, mažiau kalbinu tų istorijų, ateina tokie natūralūs etapai, kai kažko gyvenime noris, kažko nesinori, kažkur atrodo idėjas jau stringa, kūrybiškumas dingsta arba motivacija, žinai, ir motivacija jaučiau tave pakalbinti. Ir tavo gyvenime buvo labai įdomi akimirka, kai tu 20 dienų kažkodėl nusprendai nevalgyti maisto, badauti pavadinai. Taip. Tau buvo 33 metai ir sakei, kad tada labai daug kas pasikeitė. Tai Taip. Pasidalink, kas čia tokio buvo, ko tu ten jau nebenorėjai ir į kur tu pradėjai keliauti. Kas ten per etapas? 20 dienų nevalgyti. Kas vyko tavo gyvenime? Tuo metu mano gyvenime tikrai vyko didžiulė tokia, sakykime, katastrofa, nes aš jau buvau patyrus vieną santuoką ir išsiskyrus po 1,5 metų. Ir tada aš buvau santykiuose su žmogum apie 8 metus ir gale tų 8 metų aš supratau, kad aš gyvenau su visišku, kaip man meluojančiu, neatviru, nenuoširdžiu, neištikimu ir apsimetinėjančiu žmogum. Ir tada, čia taip trumpa labai, ta versija mano istorijos, tai aš galvoju, jeigu aš 8 metus šitaip nesigaudžiau santykiuose ir prieš tai dar santuoka subyrėjo, vadinasi, aš antiek nesuprantu nieko santykiuose, kad man reikia kažkokio ypatingo gydymo. ir tuo pačiu, tuo metu buvo, kad aš pradėjau vaikščioti irgi į terapijas, pradėjau domėti sąmoningumu ir man šiek tiek sušlubavo sveikata, buvo tokių sveikatos niuansų ir kažkaip atėjo knyga apie badavimą, kad jinai tarsi yra gydymas panacėja nuo visko ir aš galvoju, aš neriu į tai ir dar mano irgi tuometinis terapeutas sako, žinok, čia geriausia, ką tu galėjai sugalvoti šiuo metu. ir kadangi turėjau tokį irgi palaikymą, nes tas žmogus kaip tik irgi domėjosi ir praktikavo badavimus, tai aš labai drąsiai tai nėriau, man buvo labai įdomu. Ir kas įvyko, tai tikrai mano psichika pradėjo visiškai keistis. Nes man tikrai nereikėjo badauti dėl svorio, aš buvau labai liekna ir gale badavimo jau atrodžiau tragiškai. Ir lygų nebuvo? Ar nebuvo lygų? Buvo. Man buvo atsiradus tokia veido rožinė, kurią daktarai nelabai žinojo, kaip sutvarkyti. Tai aš galvoju, maža ką čia, gal dar ir prie to padės. Bet įdomiausias dalykas, kad labai mano psichika keitėsi tuo metu ir aš tiesiog visiškai kitaip pradėjau matyti pasaulį, aš tai vadinu, atsibudau. Gyvenau tokį labai materialų gyvenimą, kad viskas, ką matau, liečiu, tai ir tikra. Ir pradėjau busti visas tas vidinis suvokimas, kad mes čia esam ir visata, ir visatos gyventojai, ir čia aplinkui yra ir daug įdomesnių dar galimybių ir potencialo. Pradėjau jausti visą tą, sakykime, kažkokią nematomą pasaulio dalį, kad jinai yra kartu su mumis. Tai va. Kaip pradėjo keistis tavo veikla po šito tokio patyrimo? Labai geri klausimai. Iš tikrųjų pradėjo smarkiai keistis, nes aš tuo metu buvau įkūrus jau savo verslą ir tokį smagų potencialų verslą. Aš turėjau kompaniją, kuri gamino animacinės reklamas televizijoms. Ir būtent dirbau su visom populiariausiom Lietuvos televizijom tuo metu, tai TV3, LNK gal mažiau, bet vis tiek turėjau užsakymų ir važiuodavau į konkursus. BTV, nebeatsimenu ten tų visų kitų, bet tikrai buvo labai geras verslas, populiarus ir sėkmingas. Ir aš pradėjau iš karto suvokti naujas savo vertybės ir suvokti po šito badavimo, kad aš negaliu nieko kurti savo versle, kas mano suvokimu kenkia žmonėm.
Ir o anksčiau man buvo visiškai vienodai, tai aš iškart atsisakiau versle visų alkoholio reklamų, nes tikrai irgi turėjau klientų iš labai Tu ten stambių daugiausiai kompanijų. pinigų sako, ane? Taip, taip, ir labai reklamas galėjom kūrybiškas daryt. Pavyzdžiui, man patiko kurti, nes vėl, kai dideli biudžetai, tai galima ir labai įdomiai ir gražiai įgyvendinti savo idėjas jau kaip menininko, kaip kūrėjo. Man labai patiko kurti, bet vat su šito vadavimu aš supratau, kad ne, viskas, aš atsisakau, kad ir kokie būtų pelningi, kūrybiški ir įdomus pasiūlymai, aš atsisakau, turėjom iš užsienio, nes Lietuvoje jau nebuvo galima reklamuoti cigarečių, tai atsisakiau cigarečių, tabako visų reklamų, atsisakiau alkoholio reklamų. Ir po truputį iš tikrųjų supratau, kad iš vis nebegaliu būti šitam versle, nes tiesiog mano vertybės keičiasi ir manau atsiveria potencialas kažkam naujam. Ir aš turiu tiesiog ieškoti kažko naujo, o čia man bus tokia stagnacija ir sukimasis rate. Tai aš labai greitai tą verslą ir uždariau. Bet tai skamba taip, žinai, kažkas svajoja apie verslą visą gyvenimą, čia būtų didžiausia galimybė, pinigai, nu, toks galia kažkokia, žinai, čia savirealizacija. Ir paimi sakai, ne. Ant tiek buvo stiprus vidinis pokytis, kad aš supratau, kad aš nebegaliu gyventi taip, kaip gyvenau anksčiau. Ir tikrai, va, dirbdama toj srity, tai aš labai patyriau visą tą tokį sėkmės gyvenimą, kai tave kviečia į vakarėlius, kai, pavyzdžiui, dažnai esi rėmėjas, nes yra tokių renginių, kurie, nu, prašo, nu, padaryk man reklamą video, ne? O mums, nu, ten kaip kompanijai, kas čia yra ta reklama, nu, investuoji papildomas 3 dienas ir dar pasitenkini, kad turi tokį labiau kūrybišką procesą, nes jau tada nebediktuoja taip smarkiai klientas ir sukuri tą reklamą. Ir tada tampi, pavyzdžiui, labai svarbaus Vilniaus kino festivalio rėmėjų. Ir supranti, ir atsidaro visi vakarėliai su žvaigždėm, su susitikimai, kvietimai į tą festivalį ten, kur nori, kiek nori dalyvauti. Tai aš tikrai va tą tokį smagumą turėjau, aš jį patyriau ir, žinai, ir aš supratau, kad aš noriu kažko daugiau. Čia yra įdomu, smagu, bet norisi ir daugiau. Tai man buvo lengva atsisakyti to verslo, nes va tas jautėsi potencialas, kad yra daugiau. Tik tai reikia man dabar eiti, stengtis ir toliau dirbti toj srity. Tas daugiau, tai va kaip sujungti va dabar visą tą energetiką, kuri man atsivėrė su ta materija, kurią aš galiu įgyvendinti. Čia, žinai, atrodo, tai, kad tu pasako, ką mes išgirstam ausim, kartais labai sunku pajausti, žinai, suprasti iš tikrųjų, kaip žmogus gyvena. Kodėl atrodo, taigi tu viską turi, tai kaip tu eik ir toliau daryk gyvenimą, bet ne, man reikia viską palikti, man reikia keliauti į kalnus, žinai, kaip sako, medituoti į Indiją, išvažiuoti. Ir mes tikrai, nu, tik tai patys patyrę tai galim suvokti, ką tai reiškia iš tikrųjų tas tikras suvokimas ir kas tau labiausiai iki šiol padėjo būti tikra savo kelyje. Va tikrai eiti, mes tuoj pakalbėsime apie tavo veiklas, ką tu sukūrei, ką tu dabar toliau kuri, bet va likti ir ar tu jauti, kad esi va, nu, ta autentiška Jurga, kuri va, keliauja ir nemeluoja savo, žinai, mažiau gal stresuoja gyvenime dėl to, ką daro. Man, žinok, labai svarbi va šita vieta būti tikra ir autentiška. Pačiai savo kelyje. Ir tikrai labai daug teko pamatyti savo blokų, nusimest tam visokius blokus. Kartais tokios neįtikėtinos situacijos susiklosto, kur net nesuprasdavau, kas vyksta, bet suprasdavau, kad čia kažkas jau netikro, Jurga, nebemeluok savo. Nu, vat galiu mažą pavyzduką papasakot. Kai aš jau sukūriau savo verslą, irgi toks sąmoningų straipsnių portalas vadinosi lila.lt ir ten verslas buvo nedidelis, bet pagrindė iš to, kad mes pritraukdavom rėmėjų ir tada iš rėmėjų pinigų tiesiog apmokėdavom visų straipsnių rašymą. Aš asmeniškai savo neimdavau jau algos, ten buvo toks, sakykime, pusiau labdarinis tas verslas, bet vis tiek jisai labai gerai sukosi, buvo populiarus ir tikrai pritraukdavom visai smagias sumas pinigų mums paaukoti. Ir va šitam versle aš turėjau partnerę ir, pavyzdžiui, buvo toks momentas, kai aš save pagavau, kad vyksta kažkas ne taip. O kaip aš pagavau? Aš tiesiog vieną akimirką supratau, kad aš dabar keliu savo partnerį į ragelį, kalbėti su ja ir mano visas kūnas įsitempia. Ir aš galvoju, pala, Jurga, tu kuri savo smagų, sąmoningą verslą,
viskas čia yra pastatyta dabar ant naujų vertybių ir labai smagu, o tavo kūnas įsitempia, kai tu tiesiog derini savo, nu, va, tos veiklos reikalus, kažkas ne taip. Ir aš, pavyzdžiui, nesupratau, man prireikė gal kokių 3 mėnesių suprasti, kas vyksta, kas yra ne taip, bet aš jau tada pradėjau stebėti save, analizuoti. Ir vėl, ir mano pasirinkimas buvo, aš supratau, kad tas žmogus labai netinka, kur yra mano partneris, nenoriu plėstis ten į smulkmenas, nes jų nebuvo matoma. Jos nebuvo matomos taip tiesiog reguliariai, nu, kaip sakyt, kasdieniškai. Tai buvo tokie truputį paslėpti energetiški dalykai ir psichologiniai, ir emociniai, ir mentaliniai. Ir žinai, aš supratau, kad aš renkuosi save ir viską atiduodu jai. Ir viską palieku, atiduodu jai, nes kitos išeities nėra. Tiesiog žmogus stiprus ir jisai, nu, neleis man tarsi, nu, sakykime, ją kažkaip išstumti, išlydėti, ne, iš partnerystės. To tikrai man neleis. Ir tada aš supratau, kad aš renkuosi save, bus čia tų veiklų, sukursiu kitą. Bet jeigu aš, nu, dabar pasiliksiu va to įtampoj, kuri jau mane matau, kad ardo, tai, nu, tai ką, kas manęs laukia. Tai ir žinok, ir pasirinkau. Ir aš pasakiau, kad viską jai atiduodu, absoliučiai viską, kas sukurta, ir tada pasakė, kad ne, ačiū, nereikia, aš išeinu ir palieku tau. Ir va čia buvo toks, žinai, visatos irgi, nu, tokia dovana, kad aš galvoju, wow, aš pasielgiau taip nesavanaudiškai, peržengiau ten visus savo pavydus, gopšumus, ego, ir staiga man dovana. Pasirodo, viską man dabar atiduoda. O taip tai niekad nebūčiau, nu, va, taip tarsi išprašius to žmogaus. O jau kai pastačiau, va, prieš faktą, kad aš išeinu, tai tada viską, žinai, vėl atgavau ir galėjau tęsti tą veiklą. Kaip tu manai, va, kas kėlė tas įtampas? Nes man irgi kartais būna, atrodo, va, tam tikri skambučiai, o dabar ir skambinu, bet čia tiesiog kažkas turbūt gal renginį nori, ar kursą kokį pirkti, bet, nu, gal biškai nelaiku. Tuos lypai jungsim, bet, žinai, va, būna tikrai įsitempiau. Va, kas tau buvo tos, kaip tu manai, ar tai tavo problema? Nu, žinai, kad tu įsitempi, pavadinkim, ar tai yra ženklas kažkoks, jau kad, nu, gali daugiau, geriau, ar tai yra kito žmogaus problema, kuris tau skambina, žinai, kad jis tave įtempia. Kur čia yra, kaip suprasti? Nes tu bandai lik netgi atsitraukti tuo atveju, žinai. Mano konkrečiu atveju tai buvo visos šitos tavo išvardintos priežastys. Tai aišku, kad vėl, nu, kad aš papuoliau į tokią situaciją, tai ir mano problema. Vadinasi, ir pas mane kažkas buvo, kas rezonavo, pritraukė. O jeigu tai buitiškai paprastai paaiškinant, tai, nu, aš tik tai po ilgo laiko supratau, kad mano, nu, partneris turi tokias labai stipres, paveikias manipulacijos, nu, kaip sakyt, gebėjimą. Ir kad aš supratau, kad jau mes čia metai ar kiek esam kartu ir staiga aš matau, kaip aš pradėjau su kokio mintimi, ką aš darysiu, kursiu ir kaip aš po metų esu. Ir aš esu tokioje padėti, kad aš už viską moku, aš neimu savo algos, partneris ima. Tada aš ten viską vykdau, ką man sako, aš nebekuriu pati. O aš viską derinu, viską vykdau su savo partneriu ir supratau, kad čia ne partnerystė, čia yra, nu, kaip bosas ir tada darbuotojas. Ir dar kadangi aš neimu algos, tai vergas, tai tada yra bosas ir vergas. Ir kai aš supratau, kad čia dar būtų galima apie tėtų savo prisidėti, bet faktas, kad dabar kaip papasakoti, viskas aišku. Tai va, tai kai aš supratau, tai iš karto ir užraukiau ir ten nieko nebandžiau, nu, žinai, susiderinti, ne, čia jau, jeigu žmogus taip daro, tai čia jau rimtas reikalas, reikia nešti, ką žinai, kudačių iš čia. Apart šitos veiklos, aišku, mes visos linijos čia nepakalbėsim, kiekvienu metu tu veiklų vystai, tu sakei, kad dar kūrei drabužius ir dar taip pat konsultavai ar konsultuoji moterį santykių temą. Tai ar kas liko šitų veiklų, kas yra, ir ar gali dar nusipirkti kažkokių drabužių iš tavęs, ar jau nebe? Ne, drabužių verslą. Ką patartum, moteriai, kuri norėtų turėti drabužių verslą, tada tu jau tai pradėjai, ne? Nu ir tavo patirtis tada. Klaidos kažkokios buvo. Man kaip patirtis irgi, aš dėl to ir nebevyčiau to verslo, nes supratau, kad dabar labai smarkiai reikia man gilintis tada į pelno ir sąnaudų kaštus. Nes vis dėlto aš tai kūriau tokius išskirtinius drabužius, mūsų grinai profilis buvo būtent maxi ilgio, sijonai ir suknelės moterims ir dar jos dažniausiai būdavo su autoriniu išpiešimu, piešiamais dažais ant audinio.
arba kažkaip įdomiai pasiūtos, bet mūsų specifika buvo grynai visą laiką maksi ilgis. Ir aš supratau, kad labai dideli kaštai, kai reikia sumokėti siuvėjai. Man labai patikdavo itališkos medžiagos ir aš pirkdavau tik tai pačius geriausius audinius moterims ir tikrai esu pasiuvus sijonų, tai pavyzdžiui, dvipusė plonytė itališka spalvota vilna. Tu neįsivaizduoji, ką tai reiškia, kokia tai prabanga, koks tai grožis, bet ir kokia tai kaina. Dvipusė reiškia, kad net tinka viena ir kita pusė, žinai, nėra blogosios pusės, yra geros ir plonytė, ir dar ten vėl, kai italai, tai jie padaro tos audinius labai gražių spalvų, čia ne tai, kad tik kostiuminė, o ten būdavo, žinai, kokia nors koralo spalva. Tai aš iš tokių audinių siūdavau ir aš tiesiog supratau, kad aš tada turiu eiti gilinį šitą verslą, aš turiu važiuoti į Italiją, aš turiu susirasti tiekėjus, aš turiu susiderinti labai geras kainas. Ir tik tai tada galiu vėl su lietuviam siuvėjom siūti ir taip plėstis, nes aš pirkdavau audinius jau atvežtus į parduotuvės į Lietuvą ir tada jos būdavo su antkainiais. Tai kai aš visą tą supratau, kad tada manęs laukia arba toks plėtimasis, arba kažkas naujo, aš pasirinkau kažką naujo. Aš pajaučiau, kad man tas visas ėjimas, dėrėjimasis, kažkas nebenoriu, pabandžiau ir užtenka. Taip. Tai žinai, tu kaip esi patyrusi tokią sunkią akimirką santykiuose, gal jau buvo ir malonių, aš taip įtariu, aš nekalbu apie dabar, apie tavo santykį, apie tą santykį, kuris nuvedė tave iki knygų parašymo, žinai. Tai kas atrodo, kai buvo blogai, aš buvau užduota, apgaudinėjama, bet, žinai, antra pusė, kaip pagalvoji atėjo ir tu išmokai tam tikras pamokas. Santykių tema, mano žmona veda ten kvėpavimo sesijas, ir sako, kai būna kvėpavimo tema santykis, tai ten pusė verkia. Kartais visos verkia. Arba dėl buvusių, arba dėl skyrybų, arba dėl esamų. Arba dėl to, ko neturi irgi. Tai ką tu patartum ir ką tu patarinėjai, kai konsultuoji moteris santykius, kurias sako, Jurga, yra taip ir taip. Čia labai plati tema, bet, žinai, atrodo, kas tai yra, žinai. Tai nežinau, kažkas... Vienas iš esminių dalykų, nes taip staigiai čia juk nepatarsi dabar visos ABC. Gerai, klausimas. Neturiu santykių, noriu sukurti santykius, ką daryti? Esu vieniša. Taip, dėja, taip labai skaudžiai gal daugam nuskambės, bet, problema, kaip ten yra garsus tas pokalbis, tavyje, problema tavyje. Kažkas tavo viduj stabdo neturėjimą santykių. Gal tavo vidiniai norai, gal kažkokios praeitų gyvenimų patirtis užsifiksavę ir kaip blokai jau virtę, gal iš tėvų, iš vaikystės atėjo blokai emociniai, mentaliniai, gal kažko tu labai bijai ir kažkaip tai pati savo neleidi. Tai vis tiek reikia maksimaliai gilintis į savo sąmoningumą ir auginti tą sąmoningumą iki tobulybės, iki tiek, kiek tu suvoki ir net dar daugiau. Ir pavyzdžiui, paskaičius kažkokias dvasinės knygas, irgi, kad ir tokias kaip jogo autobiografija Jogananda, aš kažkada paskaičiau ir aš suvokiau, kad tiek, kiek aš mačiau, kad galima pasiekti sąmoningumą, tai dabar mano smarkiai prasiplėtė tos ribos ir suvokimas. Tai tiesiog kuo labiau eisi į sąmoningumą ir į tą tokį tikrą, žinai, tą tokį, kad tai yra tiesa, o ne tai, kad aš, pavyzdžiui, vis tiek sutinku žmonių ir pati tokiam buvau etape, kai atrodo, kad esi sąmoningume, bet matai, kad jau, sakykime, metai praėjo, o niekas labai ir nepasikeitė pas mane. Tai vadinasi, kažkas jau yra stagnacija, jau reikia kažką keisti, jau reikia vėl, gal mokytojus keisti, gal judėjimus, kuriuose esi, reikia vis laik save tikrinti. Ar stagnuoji jau, ar tu tikrai keitiesi, ar tavo gyvenimas aplinkui keičiasi. Ir visiškai susikoncentruoti save. Ir kai koncentruojasi save, tai tada tie santykiai šalia kaip pasiekmė vis tiek vystysis į pačią geriausią pusę. Ar tu jau turi vyrą, ar tu neturi jokio, kokia be būtų tavo padėtis, kuo labiau koncentruojasi ir tobulini iki tos tobulybės savo vidinį kažkokį plėtimąsi, tai tuo labiau santykiai tik tai kaip pasiekmė, bet irgi vystosi šalia. Man atrodo, atsakei visom čia ir visiems. Tik tai viena bėda, aš atsimenu, aš irgi pas tavo vyrą, Rytį Lukoševičių,
jau į ten meditacijos statybos, taip vadinamas, ten į kursus, tokius internetinius, ten, žinai, bandžiau, kitur visokių dalykų bandžiau. Ir Taip, ką išgirsdavau iš merginų ypatingai, nes labai, kažkodėl, tobulėjimo asmenys tai labai daug merginų, tikrai taip taip. yra, jau atsiranda ir vyrų, bet taip daug merginų ir jos taip sako, va, čia aš, žinai, pradėjau tobulėti, tapau tokia faina, supratau, nu kaip ir, žinai, va, tu ten sakai, supratau, kas man patinka, nepatinka ir viskas, nuskyrėmės, mano vyras jau manęs nebesupranta, aš jo nebesuprantu, jis žemesnio lygio, nu pavadinkim, būna ir taip, žinai, ten tokio, jam tik Taip. rūpi buitis, ten darbas ir, nu, kava su saldainiu, o man mantrą pakartot. Ir ar čia iš tikrųjų yra bėda tam dvasiškume, ar čia kažkur kitur, nu, kad žmonės skiriasi. Vienas pradeda tobulėti, pavadinkim, skaityti knygas, va, jogos biografiją, o kitas ne. Kiek aš matau, labai daug vėl per tą konsultacijų, va, tą verslą mačiau, nu, tų visokių situacijų, ne, ir tokių, nu, tų visų gyvenimo tikrų pavyzdžių. Tai aš galiu pasakyti vieną dalyką. Niekas neišsiskiria, kam nereikia išsiskirti. Ir čia visiškai nesvarbu, ar tenai žmogus pradėjo mantrą kartoti ir pasakė ten, nu ten tu kvailas ir taip toliau ir aš tave palieku. Ar ten tas kitas žmogus sako, tu pasidarai mantrą kartojantį ten kvailą ir aš tave palieku, žinai. Ar tiesiog jie atrodė viskas likti ir gerai, bet ten vėl kažkokia atsirado trečias asmuo, kuris ten vieną ar kitą nusitempė į savo pusę. Aš matau, kad šit išsiskirimas visą laiką yra labai harmoningas dalykas. Ir tie žmonės savo aukštesniam lygmenį, kaip sąmonės, jie jau nusprendė nebeit kartu. Ir kai tai įvyksta energetikoje, ten žemėj, kaip tai išsisprendė, visiškai jau tik tai smulkmena. Bet jau kaip sąmonės jos nusprendė, kad mums užteks čia šitos bendros kelionės ir mes einam, nu, tiesiog plečiamės, ieškom naujų patyrimų, naujų galimybių, net ir naujo augimo. Nes nu, kartais yra tos poros tiek užstrigę, kas kad jos bus kartu ten 60 metų, jeigu jos užstrigę visiškoje stagnacijoje ir tą 60 metų kartu pabaigia taip, kad viens kito nepažįsta, jaučiasi svetimi, viens kito nesupranta ir visiškai nepaaugo santykių srityje. Nu, tai kas iš to? Tai geriau tegu skiriasi ir tokiasi po 3 kartus, bet auga, pavyzdžiui, po pirmos santuokos supratau tą, po antros išmokau ten vertinti va tą ir tą, po trečios, žiūrėk, aš jau iš vis pasikeičiau. Tai jeigu taip auga, aš tai nematau problemų, žinok, skyrybose. Man atrodo, kad šitas gyvenimo, nu, va toks dabar modelis mum ir leidžia lengvai išsiskirti dėl to, kad tai vėl mum atneša didelį augimą. O anksčiau, nu, vat, nereikėjo to augimo tokio, tai ir neleisdavo pats gyvenimas išsiskirti lengvai. Mes visi vat, buvom labiau prikaustyti prie sutuoktinių. O tai kaip žinai, va, išeiti iš tos skausmo, nes dažnai būna, kad netgi tas, kuris pasako ate pirmas, ar, nu, kartais būna žmonės susitarė, arba kuriam pasako, nu, skauda, žinai. Tikrai viduje skauda. Ir tau turbūt skaudėjo, teisingai. Tai aišku, belė kaip, taip. Atrodo, tai vat ką daryti, žinai, atrodo, veda gyvenimas, tai kaip tu pati asmeniškai va tvarkeisi ir kaip dabar va tvarkytumsi, jeigu tai būtų va iš šitos akimirkos, žiūrėtum ten ir sakytum, Jurga, kaip tvarkytumsi, eitum badaut, neitum, medituotum. Jo, žinok, nieko nekeiščiau, įsivaizduoju. Nu, tas mano badavimas buvo man asmeniškai didžiulis gydymas. Tas psichologinis gydymas buvo didžiulis. Nes mano visas kūnas, tada visa psichika, viskas, žinai, susiorientavo, reikia dabar kažkaip čia išgyventi, reikia save prižiūrėti, ramybėj, sekti, kad kiek aš geriu ten vandens, ką veikiu, nepervargstu. Supranti, iš tos problemos, kad mylimasis netikras, man melavo 8 metus ir man čia aš tokia netikusi santykiuose, man nesiseka. Nuo visų šitų minčių, žinai, mano staiga, žinai, viskas susikoncentravo, reikia išgyventi, reikia, Jurga, čia save tą parsekti, prižiūrėti, globoti. Tai va ta visa, nu, tas fokuso pakeitimas, žinai, per badavimą man davė didžiulę naudą. Tai aišku, kad iš šitą tavo klausimą tai niekaip aš čia lengvai neatsakysiu, nes labai asmeniškai žmonės, nu, vėl tą skausmą skirtingai išgyvena ir skirtingų tų priemonių reikia. Labiausiai tai vis tiek padeda
Nu, jeigu jau matai, kad pats nesusitvarkai, tai reikia ieškoti pagalbos. Ieškoti pagalbos per tai, kokios tavo galimybės. Per terapijas, terapeutus, per knygas, per pasišnekėjimą su kitais. Kartais ir filmo pažiūrėjimas, bet tiesiog suvokti, pripažinti, kad nereikia čia pačiam nešti tą naštą, o reikia ieškoti pagalbos. Kodėl? Dėl to, kad tai jau patyrė labai daug žmonių žemėje, tą skausmą, išsiskyrimo, savo mylimo žmogaus praradimo. Ir jeigu jie išgyveno ir toliau susitvarkė ir toliau gyvena, tai vadinasi ir tu gali. Tik šiuo metu nežinai kaip, tai surasi kaip. Ieškok pagalbos ir tikrai surasi. Išbandysi vieną kitą metodą, tikrai atrasi, kas tau labiausiai tinka. Ar naudinga, ką girdite? Pakomentuokit komentare, galite užduoti ir klausimą. Jurga, tu bet kada gali pasakyti stop, kad pavargau ten. Mes negali paminti savęs. Ne, apie 20 minučių dažnai, nes laikas greitai eina, jau beveik pusvalandis įsivaizduoja. Super, tai labai gerai. Man tai labai gera su tavim plepėti ir aš nežinau, tu čia nieko skamdyti. Tas buvo, kaip ten, Brakas, koks ten tas kur badautojas, ne? Kur tu... Aha, Bregas. Bregas buvo. Aš girdėjau, kad jis ne vieną žmogų įkvėpė, ten, žinai, vis laiką yra, kaip ten, vieni už, kad čia sąmonė, kiti už, kad čia nesąmonė, tavo patirtyti buvo didžiulis. Patyrimas. Bet žinok, aš niekam nerekomenduočiau. Aš tam norėjau prie to prieiti, žinai, kad Taip. Nes mano žmonelė, aš žinau, gal čia stapimas buvo, bet jinai 3,5 tik dienos, man atrodo, nevalgė, bet paskui kažkaip plaukai nukrito, žinai. Ne visi, bet prasme, dalis. Ir, gal čia stapimas, gal kažkokie kitokie vitaminai ten kažkokie išėjo, bet toks jausmas, kad, kai kuriem tinka, kai kuriem netinka, žinai. Ir kaip žinoti, čia, yra ten, mačiau vieną tik tokią ten, kuri daugiau negu pusę metų turbūt nevalgo ten, realiai, pagal visą, žinai, kiek. Ir jinai ten nušvitus vaikšto. Ir aš, pavyzdžiui, asmeniškai tiesiai šviesiai dėl mitybos, nežinau kaip tavo, nes tu anksčiau esi išbandžius ir sulčiavimą, ten daug laiko sultis gėrė, ten galėsim šiek tiek pasidalinti. Mityba yra labai svarbus momentas, nes jeigu aš suvalgau kažką, kas man, gal nežinau, kad alergizuoja arba per sunku maistą, toks jausmas, viskas apsitraukia, sunku, mąstymas nebe toks, kūrybiškumo nėra, proto aštrumo nėra, tikrai sunku kažkaip, žinai. Aš esu tas, kuris pavalgo, žinai. Kaip tau su maistu ir, žinai, ką tu atradai, kas tau ta harmonija yra, žinai, mityboje. Nes tai sudaro daug dalies mūsų gyvenimo, ne? Jo, nežinau, ar verta leistis iš tą temą, nes aš tau, jeigu pasakysiu, kaip aš dabar maitinuosi ir kas vyksta, gerai, tai tau bus šokas bus. Bet spindi, gerai atrodai, dantis yra, plaukai yra, tai viskas gerai. Tiesiog aš galiu pasakyti, kad aš labai daug visko išbandžiau ir absoliučiai visas tas mitybos formas ir, nežinau, ir vien mėsos valgymą, ir visišką nevalgymą, ir veganizmą, ir žaliavalgystę. Ir mano patirtis yra, kad kažkuriame etape žmogui visko reikia. Ir nei viena mityba nėra bloga. Ir nei vienas ten, nežinau, badavimas nėra blogas. Ir tie, kas sako, ten, nežinau, aš veganas, o tu ten gyvūnus žudai, irgi netiesa. Ta prasme, yra etapai, kai tau to reikia. Ir tai yra tik tai tavo asmeninis toks etapas, kuriame tu esi komforte ir viskas su tavimi yra tvarkoj, bet ir su tuo šalia kitų visai kitokių yra viskas tvarkoj. Tai pagrindinė gal mintis su ta mityba, kad jausti save, vėl, kuo tu labiau savo esi tikras gyvenantis tiesoj, tuo tu labiau ir apie tą maistą jauti, kas šiandien tau su to maistu reikalinga. Tai, mano būtų toks pasidalinimas per tiek mitybos patirčių, kiek aš esu išbandžius. Bet čia yra tada, taip gali atsakyti žmogus, kuris, aš dabar uždėsiu tavo etiketę, kuris yra sąmoningas, arba pastabus, pavadinkim, jaučia savo kūną, savo mintis, ten jausmus, taip toliau, supranta, kada įsitempia, nes, žiūrėk, yra daug žmonių, kurie jau labai apkūnus, labai, kurie jau turi daug ligų, jauni ir geria ne vieną ten, žinai, šūsnį vaistų. Ir vis tiek, žinodami, kad taip, tą, ką aš dabar dariau iki šiol, nuvedė mane iki čia, ir aš toliau tai darau, dar gilinu, nes šiandien paskutinė diena. Tik šiandien, rytoj jau kitaip pradėsiu gyvenimą. Taip. Supranti? Taip, ir tai yra tas etapas, kuris jiems yra reikalingas, nes arba tam etapė jie nueis į dar didesnį dugną
ir iš jo kelsis, arba jie, nu, kaip sakyt, visiškai užsilenks ir nu, sakykime, šitas gyvenimas, nu, feilas, žinai, nepavyko. Nu, gerai, kaip sąmonė, aš bandysiu sekančiam įsikūnime, gal kažką pertvarkysiu, rinksiuosi kitaip. Tai net ir tokie atvejai, kur atrodo iš mūsų žvilgsnio beviltiškai, oh my god, kas čia vyksta, na vis tiek jie yra visi savo vietoje ir savo etapuose reikalingose. Tai būna sunkiausia suvokti, žiūrint iš paprasto žemiško gyventojo mąstymo, žinai, kad... Ypač į artimą žmogų žiūrint yra labai sunku suvokti. Tai aišku, kad mes dėl artimų žmonių bandom daryti viską ir bandom jiem padėti kiek įmanoma, ir čia irgi viskas gerai su šituo etapu, bet reikia suvokti, kad aš tai suvokiu, kad labai viskas visą laiką yra idealu. Aš dėl to praktiškai ir mečiau konsultavimo verslą, nes vėl aš supratau, kad pas mane pradėjo ateiti natūraliai tas pajautimas, kad su visais viskas yra idealu ir nieko čia nereikia daug konsultuoti. Nu, kiek reikia, jisai pats juda, prasijudina, o jeigu atėjo su labai aiškių klausimų, tai, nu gerai, galėjom parodyti truputį tą kryptį, bet anksčiau, nu, aš tai norėjau tarsi imti ir visus išgelbėti. tai vat, kai baigėsi tas gelbimo etapas, tai ir tas konsultavimas man pasidarė nebeįdomus, nes supratau, kad visi savo vietoje ir viskas juda harmoningai. O sakyk, jeigu dabar kažkas kreiptųsi dėl, nu, kažkokių išgyvenimų vidinių, ten kažkokių prasmės gyvenimo praradimų klausimų ar santykių, tu kalbėtum su žmogum, nu, turim jį, kaip žinai, mokamą konsultaciją, ar sakytum, kad ne, yra ten kitų, ten rekomenduotum kažką kitą. Ir kreipiasi, ir žinoma, kad kreipiasi. Tai ir ką darai? Už pinigus tikrai nieko nebekonsultuoju, nebent galima įsigyti, aš esu sukūrus, nu, tų tokių kaip kursų produktų mano. Tai jeigu nori, kad parduotų, tai tikrai aš mielai parduotų, nes jie tikrai turi vertę ir dar turės turbūt daug metų. Ir jeigu matau, kad žmogui, nu, aš jam tik pasakau, tik mažytį kažkokį patarimuką, jeigu jau ten tokia labai aktuali problema, ir iš karto nukreipiu pas savo vyrą. Ir sakau, yra pas vyrą mano nemokamas skambutis, ar jūs žinot, žmonės, jūs galit gauti su juo apie 45 minutės nemokamai ir tai niekaip neįpareigos. Tai sakau, va ten užsiregistruoji ir prasijudini, o paskui spręsi, ką daryti. Ir žinai, jeigu žmogus turi tos vidinės jėgos, nu gerai, aš kabinuosi ir užsiregistruoju, tai viskas su juo gerai, bet dar kreipiasi yra nemažai tokių žmonių, kurie, pavyzdžiui, nu, to nedarys. Jie tik tai nori pasišnekėti, pasiguosti, bet, pavyzdžiui, jie nenori nieko keisti. Tai aš su tokiais stengiuosi laiko daug ir negaištų. Viskas, nebekonsultuoju, pas vyrą registruojasi, nesiregistruoji tavo laisvą valią. Į save.lt reikia nueiti kažkur. Į save.lt? Jeigu pasiryti, tai taip, reikia eiti į save.lt ir yra konsultacijos, asmeninės konsultacijos ir skiltis ir tenai susirandat Rytį Lukoševičių. Nes ten yra ir kitų instruktorių. Taip, žinai, galvoju, kartais vienas skambutis, viena žinutė iš paskutiniųjų žmogų, kai jau tikrai labai sunku, gali visiškai nukreipti gyvenimą. Ir tai iš vienos pusės, kaip sakai, pats žmogus atsakingas, pats jis kuria, pats jis eina į dugną arba ten į aukštumas. Bet vat įdomu, kaip tada suprasti, kad vat tu, pavyzdžiui, kažkam pasirodė gyvenime ir jau gyvenimas nuėjo visiškai kitą linkmę, ne, ten knyga pasirodė gyvenime ir nuėjo į kitą linkmę, į gerą pusę, ne. Mokymus kažkas nusipirko, į gerą pusę nuėjo. Koks tada vaidmuo yra tų visų mokytojų? Nu, aš kabutėse sakau, nes knyga, filmas, ten visa, tai mokytojas yra, žinai, kuris, wow, prabudino mane. Kaip su tuo tada? Tai kam tada žmonės konsultuoja čia, žinai? Tai čia nereikia, kad... Tai šitą mokytojų, nu, vėl atsiradimą, nu, vėl, žinai, aš tiesiog matau. Pati mokytojų ne vieną. Kaip visišką harmoniją aš matau. Žinai, vat yra tas geras posakis, kai mokinys pasiruošęs, mokytojas atsiranda. Ir supranti, va čia ir yra ta harmonija, kad kol žmogus nepasiruošęs, pas jį nėra mokytojo. Ir vadinasi, jam kažkokius reikia dar perjudinėti savo blokus, kodėl pas mane nėra mokytojo, užsiduot savo klausimą. Ir vadinasi, jis yra nepasiruošęs keistis, supranti, ir jisai ten gali kažką, nu, bandyti šnekėti, bet, nu, jisai dar viduje nepasiruošęs keistis. Nes kai būsi pasiruošęs, mokytojas prisistato. Aš galiu papasakoti savo istoriją apie šitą vietą.
Jau buvau, nežinau, gal kokius 8 metus visam tam sąmoningumo kelyje, daug perėjus irgi visokių sistemų, mokymų, ten knygų. Ir buvo vat kažkoks toks jau gal porą metų, kai, nu, vat nieko neturiu, nei mokytojo, nei mantrą kartojau tuo metu, bet vėl taip kažkaip jau jaučiau, kad nieks nevyksta. Nu, tiesiog esu tame, kame esu, bet vat nevyksta mano kažkoks plėtimasis, augimas. Ir žinai, aš taip vat vieną vakarą susimaščiau, aš va tą viską supratau. Jeigu aš nepasiruošus, vadinas mokytojas neteina. Jis neteina, kad aš kažko dar nepasiruošiau. Ir tada aš galvoju, nu kas čia galėtų būti, nes aš jaučiu visiškai pasiruošus, daryt, ką man sakys, klausyt, pasitikėt, žinai, viską atrodo turiu, kas čia galėtų būti, žinai. Ir, žinai, aš supratau, kad, palauk, kokio aš laukiu mokytojo. Nu, laukiu kažkokio tokio, nežinau, gražaus, tvirto, simpatiško vyro. Žinai, faina klausyti tokio, žinai, tokio vyro. Jo, gal su balta, žinai, ten kokią nors skraistę. Iš tikrųjų, čia galėtų būti net ir iš mūsų praeitų gyvenimų, nu, tų visatinių patirčių, nes, pavyzdžiui, nu, tos tokios visatinės būtybės, jos taip ir atrodo, aukšto lygmens mokytojai, va, dabar prisiminiau Sanat Kumarą, nuostabus mokytojas iš to subtilaus plano, jis taip ir atrodo, žinai, tai supranti, ir aš supratau, kad aš laukiu tokio mokytojo. Ir kad dar jisai vat, kažkaip pradėjau analizuoti savo mintis ir kad taip atitinkamai šnekėtųsi su manim, žinai, nu, visiškai turiu įvaizdį, kaip jis turi atrodyti. Ir va tada aš labai stipriai pasakiau intenciją. Aš pasiruošus, kad mokytojas ateitų. Aš noriu, kad jis ateitų, net jei man jisai nepatiks. Net jei man jis nepatinka, jo visas įvaizdis ir aš jį vis tiek priimsiu, aš jau pasiruošus priimti tokį mokytoją, kuris yra mano ir kuris man net turbūt nepatiks. Tai ir žinok, sekančią dieną atėjo. Įsivaizduoji, sekančią dieną nuo pat ryto, bet ryte, aš tą pasakiau vakare, kitą dieną atėjo mano draugė, kuri tiesiog man prie durų užnešė, sako, žiūrėk, čia turiu tokių įdomių knygų, paskaityk, gal tau patiks. Ir va tada ir atnešė mano dabartinės mokytojos Violetos Petraitinės knygas. Ir taip, jinai visiškai ne tas įvaizdis, kurio aš ten buvau susisvajojus. Ir man ne visą laiką buvo lengva priimti jos įvaizdį. Bet kaip mokytoja man jinai nuostabi ir labai tinkanti. Tai va, tai vėl viskas čia harmoninga. Kai esi tikrai pasiruošęs, tas mokytojas ateina, pasako, parodo, kur reikia eiti, kiek tavo vidinės to pasiruošimo yra, tiek tu judi kartu. Kiek tu nejudi, nesiplėti, vadinasi, tiek vėl čia yra, nu, tavo atsakomybė, kažką žiūri į save, kur stringu, kas, va, surandi, va, tokias surandi siūlus, žinai, kur, va, kaip aš suradau, aš laukiu to mokytojo, kuris man patiktų, va, kur mano, žinai, paskutinis siūlelis, kad jis ateitų, viskas, numetu šitą ir žiūrėk, ateina. Ir tada toliau dirbu su savo blokais, nes turiu būti su mokytoju, su kuriuo man, žinai, su jo įvaizdžiu vis dar kažką reikia ten susiderinti, priprasti, nes kažkas dar vis truputį išmušdavo iš mano to, žinai, prisirišimo, koks turi būti tikrai mokytojas. O kam reikia mokytojo? Nu, man tai, kad augčiau. Aš tikrai tikiu žmonių, kur yra ant tiek kažkokios stiprios, plačios sąmonės, kad joms nereikia mokytojų. Tikrai tikiu. Bet man tai reikia, kad augčiau, kad aš keisčiausi, kad mano gyvenimas keistusi visom prasmėm, tiek materija, materialia, tiek, nežinau, mano suvokimais, mano santykiuose. Man tai, kad augčiau. Aš tik visiškai tą esu pastebėjus ir kai man kažkada tikrai nebereiks mokytojo ir aš pati iš savęs galėsiu augti, tai aš tą, manau, labai aiškiai pamatysiu. Bet kol kas man tai yra daug stipresnis augimas, nes vis tiek dirba, mano vidinis darbas su savim pastoviai, jeigu aš turiu mokytoją, bet tas mokytojas mane tiesiog daug stipriau veda, negu aš pati eičiau. Versle, sako, vis laiką, kai būdavo tos sėkmės knygos, žinai, arba seminarai, susiraskit savo mentorių, žinai, mokytoją, kuris jau praėjęs tą kelią, žinai. Tai čia, žinai, ar versle, ar dvasiniam gyvenime kažkokiam augime, emocijų, turbūt galioja panašus dėsniai. Man visiškai, taip, man tai visiškai, taip yra toks etapas ir sakau, aš neginčiu kitokių etapų ir kitokių žmonių kas buvo labai įdomu. Galimybių.
Žinai, vis tiek tu esi 3 vaikų mama, tu turi daug būtinų reikalų, vyras, namai, kurios reikia vis tiek rūpintis, ten taip toliau, tavo veikla su kristalais. Sauliau, biškiai užstrigo tavo garsas. A, rimtai? O dabar? Atsigavo. Okay. Aha, atleiskit man, kad aš pranikau. Kažką. Ar girdisi? Tai, žinai, atrodo, tu turi daug įsipareigojimų, nu vis tiek turi 3 vaikus. Turi namą, kurį reikia ten, kiemą, kurį reikia, žinai, pasirūpinti, maistas ten, žinai, va dabar tavo kristalų visas šitas verslas, veikla, žinai, aš irgi specialiai visą šitą laiką turiu vieną mažą metistuką. Gražus. Mažiau. Labai gražus. Jo, tai žinai, tai toliau pačiai kažkaip savim pasirūpinti reikia, žinai, pavadinkim, laiko skirti savo, kad emocinę kažkokią higieną palaikyti, ten augimą, žinai, gal knygą paskaityti. Ir tu, žinai, bandai vis tiek viduje būti rami, laiminga ir taip toliau. O yra žmonės, kurie, mes juos jau pavadintume, jau gal nušvitusiais, kokiais ten prabudusiais, žinai. Ir man pasako Tomas Gudėnas, kuris Indijai ten daug laiko labai praleidžia, sako, mes vadiname tuos mokytojus prašvitusiais. Tos žmonės, prašvitėje, sako. Gal taip ten verčiasi. Ir sako, tie prašvitė turi savo prašvitusį mokytoją. Sako, tas prašvitės turi dar savo. Nes sako, patikėk, lygių suvokimų, yra belia kiek. Ir aš galvoju, ar yra tas galutinis iki galo, nes tas labiausiai, žinai, nustebino, kad jeigu jau apie jį parašė knygą, kokius ten būsenas patiria, ką jis ten mato, tai čia jau viskas. Ne viskas. Būna, kad jisai dar turi savo mokytoją, žinai. Tai toks, wow, žinai. Man atrodo, kad mes, kaip sąmonės, atėję į žemę, į kūnus ir ateinam mokytis ir turėti mokytojus. Ir kai mes jau tikrai čia šitam laukia visiškai viską išmokstam, mes tiesiog keliaujam ir nebesirinkarnuojam į šitą žemę. Aš taip tikiu šiai dienai. Kiek patiri emocijų pozityvių pavadinimų, tai ką mes vadinam, ir negatyvių? Per dieną, savaitę? Maždaug procentaliai. Jo, paskutinius metus aš labai intensyviai dirbau ir mokiausi tiesiog visą dienos laikotarpį sekti savo mintis ir sekti savo emocijas. Ir būtent į šitą klausimą jau prieš metus savo atsakinėjau, kiek aš minčių turiu, negatyvių, kiek pozityvių. Nes, žinai, labai lengva prasileisti ten, pavyzdžiui, nežinau, ten vaikas jau velkas į striukę ir ten išeina į mokyklą, ne? Ir tada, žinai, eina ten koks nors negatyvas, gal sušals, jeigu bus gerklė, tai tada kosias, tai tada užkrės kitą, tai tada aš čia visą savaitgalį nemegosiu, žinai, visus gydysiu. Tai žinai, aš tiesiog stebėjau save, kad neprasileidinėčiau pas save šitų tokių neigiamų minčių ir su tuo ir neigiamų emocijų. Tai neturiu tokio pasijungus aparato, kuris man, žinai, išmestų išklotinę ir iškart viską taip pasakytų. Bet, aš tikrai jaučiu, kad aš peržengiu 50% pozityvo ir, jeigu imti procentais, tai pozityvas pas mane viršė 50. Tiek mintyse, tiek... 50 plus 1, bent jau viršyti ir jau eini į šviesą, žinai. Taip. Žinai, įdomiai paminėjai, nes mintis, jos ateina, jausmai jie ateina teisingai. Po to būna esminis momentas, ar mes užstringame tuos jausmuose ir mintise, žinai, baimiai kažkokiam susigūžime, ten, nežinau, kažkokiam sunkume, nes ateina tos mintis, mes dar užduosiu klausimą, kodėl tu, kaip manai, jos ateina, ne, bet tai yra, ką mes darome, nes aš ir galvoju, kad jeigu atėjo ta mintis, aš čia pastebėjau, čia dar nesu negatyvė, ne tik atėjo, teisingai. Taip. Nes gyvenu toliau fainai, pastebėjau, pajutau, gal kažkaip prajaučiau ten, vėl toliau einu gaminu valgyti, arba ten rašau knygą, žinai. Kaip tu manai, iš kur tos mintis ateina, tos negatyvios? Iš labai daug dalykų, kaip aš suprantu. Pirmas ir pats populiariausias dalykas tai masinė sąmonė. Mes vis tiek esam apsupti mūsų visų minčių lauko, kurį sutelpa, sakykime, visos žemės mintis, vadinkim tai masinę sąmonę. Ir tada, kažkoks kaimynas, pavyzdžiui, jeigu labai daug galvoja negatyvo, vis tiek tos mintis tarsi ir pasiekia tave ir tavo tas pasirinkimas, ar susijungti su kaimynu, gal su visu savo rajonu, gal su visu savo, pavyzdžiui, ten, nežinau, šalim,
ar žemynų, ar susijungti su negatyvu, ar, pavyzdžiui, nu, bandyti iš visų jėgų vis dėlto išlaikyti save pozityvume. Tai va, tai pirmas, tai tikrai masinė sąmonė yra labai įtakojanti. Tada antras, tai būna, nu, tavo, čia jau ne apie negatyvą grinai šneku, tai būna tavo vidiniai, mentaliniai, emociniai blokai, kurie tau šneka, žinai, šneka dalykus. Dar, aišku, gali ateiti iš ego irgi, nu, negatyvo daug, žinai, ką tu čia stengsies, eik, pagulėk ant sofos. Tai irgi, ai, ten jie nieko neišmano, tu ten jau mažiau klausyk, nu, žinai, va, ateina iš ego. Tai negatyvas, aš manau, nu, vien čia va, tuos 3 dalykus pagrindinės ir išvardinau. Turbūt yra tikrai daugiau ir visokių subtilesnių kanalų, bet, nu, vien tuos 3 suvokiant jau yra vėl kažkaip pačiam aiškiau. Nes aš pradėjau, kai vat gilinausi tą savo mintis, ką aš mąstau, tai aš pradėjau skirti. Šita mintis, žiūrėk, jau iš ego. Ir aš taip, žinai, jau tik išgirstu, kad jau ego jau šneka, tylėk, ramiai, žinai, taip su ego, aš taip griežtai. Tada masinės sąmonės mintis irgi labai atpažįsti, nes pradeda jaustis toks bendras kažkoks susisukimas, bendros baimės, čia viskas bus blogai, čia jau taip prasideda tokia, nu tai masinė sąmonė, tai aš tai tiesiog perjungiu fokusą į kūrybą. Man iš karto pradėjo pozityvios mintis, aš iš karto galvoju, ką aš šiandien kuriu šiuo metu? Šiuo metu rašau knygą vaikam, gerai. O kaip tam skyriui, ir žinai, aš save perjungiu automatiškai kūrybą, į tai, ką aš šiandien kuriu, koks mano yra fokusas pozityviam, toj plotmėj pozityvioj. Ir tada iš karto masinė sąmonė baigėsi. Kokį čia dar 3? Užteks. Tai va, tai tiesiog visur peršokti, žinai, įmanoma mintis susikontroliuoti ir peršokti iš negatyvo į pozityvą. Reikėtų atrasti savo būdus, bet vien tas, kad visą laiką susikoncentruoti į tai, ką kuri, yra labai irgi efektyvus. Ką tu bekurtum, kad ir tu vaikus ten augintum, nu čia irgi kūryba, arba tu vėl vaikščiai į darbą, kur dirbi savo kažkokiam bosui, bet tu ten irgi tu kuri santykių su darbuotojais, kuri nežinau, bet ką, tiesiog pamatyti, kad tu tikrai esi kūrėjas ir koncentruotis į ten, kai ateina negatyvas. Tik geriam vandens, laiku Kartais tenka, tie emociniai, mentaliniai blokai buvo 3. Nu, tai šitą tai reikia jau tiesiog kažkokią tai techniką imti ir, nu, išsigenėti tą bloką, išsigenėti, transformuoti jį. Tai aš savo ten taikau, tikrai yra labai daug tų technikų, kaip mentalinį ir emocinį bloką transformuoti. Taip. Jonė klausė, kokią knygą labiausiai rekomenduotum? Nu, sako, iš savo top 10 gyvenimo. Žinau, bet žinokit, kaip jūs pataikėt? Aš esu Žinai, esi padaręs? Aš padarius esu savo top 10 knygų sąrašą. Ir dar niekam nerodžiau, nes ką tik kūriau, bet galit rasti, žinot, kur nuėjo jurganadin.com. Tai va ten bus paruoštas parsisiuntimas, kur galima parsisiųsti mano top 10 knygų sąrašą ir dar daugiau kelių dalykų, kuriuos aš tiesiog dalinuosi su žmonėm. Tai aš ten sudėjau, pavyzdžiui, verslo knygas, kurios man labai padarė didžiulį mąstymo proveržį ir būtent tas dvasinės knygas. Ir aš jas sudėjau iš eilės, kaip jos mane augino, nes tai perskaitydavau kažką verslui, tai dvasingumui, tai verslui, tai dvasingumui ir kaip viskas plėtėsi. Tai kaip vienos, aš dabar galvoju, bet ir neišskirčiau, bet mano top knygų 10 yra padarytas. Tai komentuoja kažkoks nežinomas komentatorius Rytis Lukoševičius jurganadin.com, tai prašom, ten bus viskas. Taip. Gerai, mes kadangi jau priėjom prie šito tinklalapio, žinai, aš irgi buvau labai susidomėjęs kristalais, mano vaikas buvo labai susidomėjęs kristalais, paskui tas domėjimas kažkaip tingo, žinai, vieni sako, kad kristalai turi labai ypatingų galių, vieni tokie, kurie gali kažką netgi harmonizuoti, kiti tokie yra, kur reikėtų su jais per ilgai net nebūti, nenešioti ant, pavyzdžiui, kažkur, žinai, čia, ten visi atskiri mokymai apie tos kristalus yra, žinai. Bet mes ne apie tai, žinai. Tai mačiau parodoj paskutiniai, kurioje buvai, įdėjai nuotraukas, wow, tokio dydžio kristalai būna, eina savo, žinai, ta prasme,
galvoju, wow, žinai, kaip dekoras kažkam tai yra turbūt tik tai, o kažkam kaip kažkoks, jau rimtesnis dalykas. Tai dabar ką tu esi sukūrusi, nes aš mačiau, kad ten perka žmonės, komentuoja tavo knygutes ir į kokią tu eini dabar savo misiją, žinai, šios dienos veiklos tavo misiją. Aš turiu tokias kaip 2 misijas, tai viena pagrindinė, tai tiesiog dabar mokausi ir toliau ir tą labai plečiu savyje, kad kaip susijungti būtent su tom visatos idėjom, su, sakykime, kūrėjo visatos idėjom ir jas pasiimti į žemę ir žemę įgyvendinti materijoje taip, kaip man patinka, kaip aš moku įgyvendinti. Ir prie šitos misijos dar yra misija, kad supažindint vaikus su kristalais. Tai tiesiog atėjo per meditacijas toksai grinai kaip man pasiūlymas, ar imuosi šitos veiklos, ar imuosi. Ir man labai pasirodė smagi misija supažindint vaikus su kristalais. Jinai tokia vis tiek pakankamai nauja žemėje, tai aš tuo ir užsiemu dabar. O tai gerai, tai kaip čia dabar tai vaikas susipažins su kristalu, ką jam reikės daryti? Aš mačiau ten akmenukų kažkokių, ten tų kristaliukų turi, ten kažkokie žaidimukai yra, ne? Kaip vaikui gražu, tikrai labai gražu, ne? Taip. Tai pirmiausia, aš tiesiog vėl viso šito tokio naujo savo suvokimo ir noro kurti vedama, tai sukūriau verslą, kur tiesiog turiu dabar internetinę parduotuvę, kuri pardavinėja įvairius kristalus pritaikytus būtent vaikam. Nes aš atsižvelgiau, koks yra kristalo šlifavimas, kokia yra kristalo rūšis, koks kristalo dydis. Aš atsižvelgiu visus šitos niuansus, kad tai vis dėlto labiausiai tiktų vaikams laikyti, turėti namuose, liesti, žaisti su jais. Tai va, ir šitas verslas irgi po truputį vystosi, nes atsiranda idėjų, kad, pavyzdžiui, kažkokį kaip stalo žaidimą kurti su kristalais ir tada, žinai, tą žaidimą vystau. Bet vėl visiškai iš meditacijos tiesiog man pačiai netikėtai atsirado idėja, kad parašyti knygą apie mergaitę ir kristalą ir ten irgi sudėti nemažai vaikui tokių atvert jo mąstymo galimybėmis, kad jisai gali su tuo kristalu ir pasikalbėti, jisai gali ir nuotaiką irgi pasiimti, jeigu jisai nurimsta su kristalu, tai, pavyzdžiui, jisai gali tą nuotaiką persinešti į mokyklą, kur jam gal įtampa yra kažkokia, ar sunkia situacija, kur jam, pavyzdžiui, sunku daryti pirmą žingsnį, peržengti save ir padaryti tai, kas jam būtų labai naudinga. Ir kad visą tai galima derinti su kristalu, tai irgi tai taip per žaismingą pasakojimą atsiskleidžia mano toj parašytoj knygoj. Taip tiesiog aš tą misiją vaikų supažindinimą su kristalais dabar plečiu, vystau, kuriu labai įvairiai. Taip kaip man nuoširdžiai pasijaučia, ateina kažkokia idėja, aš ją tada imu ir gyvendinu. Ir tiesą pasakius, net nežinau, kas bus toliau. Ar toliau ten bus, sakykime, 2 ir 3 tokia knyga, ar toliau vystysiu kažkokį tai stalo žaidimą, o gal darysiu kristalo skulptūrą, kuri ten tiks vaikų mokyklai. Visiškai nežinau, nes kadangi yra tas toksai irgi mano tos pirmosios misijos susijungimas su ta visatos kažkokia norais ir vizijom, ką aš galėčiau įgyvendinti, tai aš labai susijungiu ir vis klausausi, ką dar galėtume kartu sukurti. Tai taip ateina ir žmonės labai netikėti ir pasiūlo irgi bendravimą, bendrystę, bendradarbiavimus. Vakar skambino iš Lietuvos kristalų parko, neskambino, bet parašė žinutę. Pasirodo, Lietuvoje yra kristalų parkas, Kazlų Rūdoje. Jie nori, kad aš padaryčiau pristatymą vasarą jų savo knygos pas juos, jie prisikvies vaikų, tėvų, viską. Tai tiesiog, žinai, labai viskas vyksta organiškai, tokiam didžiuliam apsijungime, vėl su tais visatos norais ir aš negaliu tiksliai pasakyti, kas bus, aš tiesiog mėgaujuosi tą kūrybą, kuri iš to bendradarbiavimo vyksta. Bet aš galvoju, kada gali žmogus mėgautis kūrybą, man taip atrodo, nežinau, pakomentuokit, kaip jūs jaučiat ir tu, Jurga, atsakyk, tada, kada jis nesijauna dėl rezultatų galutinio, dėl pinigų, žinai. Nes, žinai, mes dėl ko daugelis einam į darbus, į verslus, netgi mylima veikla masažas, mylima veikla ten, nežinau, kažkoks ten pinimas, ten rožių, ten kažkokių ten, žinai, puokščių, tai turi atsiremti į galutinį rezultatą, kad aš turiu
pinigų, kiek man užtenka išgyventi ir gal būtų labai gerai, kad dar svajonėm įgyvendinti, ne? Kaip tavo šita tema, veikla ir finansai? Tai man verslas, jisai turi būti pelningas. Jeigu verslas neneša pelno, tada, nu, tai ne verslas, tai tada labdara ar tavo hobis, bet tada nėra tai verslas. Tai aš visą laiką žiūriu, kad finansai irgi klestėtų. Mūsų šeimoje šiuo metu toks modelis, kad vyras dar vis daug uždirba, bet aš sakau dar vis daug, todėl kad aš jaučiu, kad aš dabar jau po truputį vaikus, jau jie darosi savarankiškesni ir man nebereikia tiek skirti jiems dėmesio. Ir aš jaučiu, kad aš irgi tiesiog plečiuosi į didelius uždarbius ir kad ir ta pati, ir vėl, tokie, pavyzdžiui, gražus vyksta sutapimai su pinigais. Kai dirbi su, tu pats žinai, kai dirbi su visata, tas sutapimai labai su pinigais gražiai sprendžiasi ir tiesiog reikia pasitikėti. Tai pavyzdžiui, aš parašiau knygą ir turėjau tuo metu tikrai 0 eurų jos išleidimui. Tada atsirado 0 eurų, taip. Tada atsirado žmonės, kurie man papasakojo, kaip aš galiu parduoti knygą į priekį. Ir jinai dar neparašyta, jau parašyta, bet nesumokėtuota, ten nieks nepadaryta, bet aš galiu į priekį parduoti. Tai mane pamokė. Gerai, aš tada pradėjau pardavinėti, bet žinot, tai nebuvo taip paprasta, man reikėjo irgi dėti daug savo pastangų, kažkokius net savo blokus pereiti. Aš pradėjau pardavinėti. Tai šiai dienai yra beveik jau 200 kopijų parduota knygų, ir, kuri dar neišleista. Bet tai man visiškai padengia visus kaštus spaustuvės. Ir tada netgi buvo dar vienas niuansas, kad truputį dar tų kaštų nepadengė. Ir aš sėdžiu per vieną irgi meditaciją ir sakau, tai ką man reiks daryti? Tai visatą, tai man reiks toj mokėti spaustuviai. O trūksta, dar trūksta ten beveik 1000 eurų. Ką reiks daryti? Ir, žinai, medituoju, būnu su tuo. Ir aš vaizduoju, man parašo moteris labai, labai žymi, irgi knygų autorė, labai išskirtinė asmenybė ir sako, kodėl tu ten spausdini va toj spaustuvėj? Ar tu lyginai kainas? Sakau, ten man rekomendavo, kaip ir kainos liktai geros. Aš tau susitarsiu geras kainas geroj leidykloj. Ir žodžiu, ir man suderino labai gerą kainą, būtent ta moteris per savo ilgametės pažintis ir autoritetą. Ir man atsirado nauja leidykla su tiesiog dar palankesnė kaina ir tas 1000 eurų, kurio man trūko, išsisprendė. Tai va, tai pelnas visą laiką turi būti. Aš sakau, čia ne verslas, jeigu nėra pelno, bet aišku, yra daug dalykų, kai tu turi tiesiog eiti aklai, pasitikėti, daryti savo darbą, nesikoncentruoti per daug į pinigus, o labiau koncentruotis į idėją, iš kokios energijos tu įgyvendini tą idėją, ar tvarkinga tavo energija, ar tvarkingos tavo mintis, tavo emocijos, žinai, ar tu aukštom vibracijom įgyvendini tą idėją. Ir tada ten tie finansai, mano atveju, visą laiką susitvarko, išsisprendžia, aš jau turiu tam didžiulį pasitikėjimą, kad vis tiek išsispręs. Čia stipru, man atrodo, po šito pokalbio daug kas pradės domėtis kristalais, eis į tavo puslapį Facebooko, suraskite, iš tiesų jisai skamba taip Jurga Nadin Luko, gali susirasti, arba jeigu vedant Facebooką, tai facebook.com, pasirasti brūkšnelis jurga.lukoševičienė. Tai tiesiog galite susirasti, ten sekti toliau, gal pradėsit medituoti, laiko savo skirti. Ir, žinai, man atrodo, kad mums reikės antros dalies tavo pokalbio, nežinau, po kiek, gal pusės metų, gal kokių, kai tu išleisi jų knygą, ten rimtai, ten visi dalykai bus padaryti. Tai dabar pabaigai gal, žinai, nes mes galėtum dar diskutuoti, bet, žinai, tai jau valanda praėjo, tai yra kosmosas, žinai. Mielai, taip, viską darom kaip tau. Žinai, padarysim dar antrą dalį, aš labai tikiuosi, man, faina, manau, kad ir jums faina, jeigu faina, tai kažką pakomentuokit, taškiuką uždėkit, netinginiaukit. Tai dabar, jeigu žmonės susidomėjo tavo knyga, kristalų, visais tavo dalykėliais, ten tai žaidimukais vaikam, savo, kur viską surasti? Kur viską surasti ir kur tave sekti, nes mačiau, kad tikrai nemažai žmonių seka. Tai šiuo metu, tai nueikit, paprasčiausia būtų ant mano Facebooko sienos. Tai Jurga Nadin Luko. Mano tokia Facebooko siena. Ir tenai yra ir linkas įdėtas į mano knygą Mergaitė ir kristalas. Ir tai iš tikrųjų labai gera knyga ir jinai vėl parašyta maksimaliai aukštom vibracijom, kad vaikui
kadangi aš labai daug išmanau emocijų ir mentalinių tų dalykų, tai parašyta visiškai saugus turinys, kad vaikui suteiktų plėtimąsi, mąstymą naują ir mokintų peržengti savo netgi kažkokias tai ribas. Tai galėsim dar įdėti tos knygos nuorodą, nes jin tiesiog ilgesnė kažkur pas tave po video, bet lengviausia viską rasti ant mano sienos, nes aš dedu ir labai daug postų apie tą knygą, tai tiesiog užmatysit jau iš karto knygos puslapius ir ten bus linkas, kaip ją įsigyti. Ir šiai dienai taip, jinai dar yra su 15% nuolaida ir žinokit, su dovana. Tai ta prasme, aš nuoširdžiai labai vertingą dovaną parinkus esu ir jinai bus šalia tos knygos. Dar tų dovanų turiu, kažkada jos tikrai pasibaigs ir jau bus tik knyga, bet labai, labai rekomenduoju tą knygą įsigyti būtent net ir dėl šių sąlygų šiuo metu yra nuolaida ir yra dovana. Labai dėkoju, dar kalbinčiau, mėlyje, jeigu jaučiate, kad jūs norit pakalbinti Jurgą, tai ir žinote jau kontaktą, jeigu tiesiog jaučiat, kad video šitas gali būti naudingas kažkam, pasidalinkit jo, vien paspaudus jūsų patiktukas gali padaryti labai daug naudos, skleidžiant šitą visą mūsų 1000 istorijų kelionę, o aš tikiu, kad tavo kristalai švies žmonėms, leis atrasti ramybę, aš irgi taip laikau tokį dar mažuliuką čia, žinai. Kas čia, ametistas? Jo, ametistas, žinai. Ir realiai, gali pagalvoti apie tai, už ką dėkingas, ir taip toliau, žinai. Tarsi čia tiek galima dirbti, bet, arba būti leistam, žinai, čia dirbti irgi jau sunku, žinai. Čia mano vyriškas, žinai, dirbti. Šiuo metu aš tai suvokiu, kad kristalas yra irgi talpykla, energijos talpykla. Ir pavyzdžiui, bet kokį kristalą galima nuimti visiškai jo energiją, jeigu jis galėjo kažkokį ir nelabai teigiamą turėti. Ir visiškai galima ją sujungti su visata ir įkrauti pačiom aukščiausiam energijom ir tiesiog turėti namuose. Tai va, kai tu pasakoji, žinai, čia tos tokios, man tokios mistikos atrodo labai daug ir nėra. Tiesiog dirbi su kristalu jau vien kaip su energetinė talpykla, bet aš irgi visus savo kristalus, ką perku iš tiekėjų, tai tada visus nuvalau, nunulinu, sujungiu su absoliutu ir kūrėju, kad jie visiškai išsivalytų ir būtų kuo energetiškai stipresni ir, nežinau, labiau plečiantis, šviečiantis. Ir tada jau prekiauju, skleidžiu žmonėm. Tai matai, tai tas pats kristalas, žinai, čia nėra kažkokia magija. Aš šiai dienai suvokiu bent jau tą, kad tai yra energetinė talpykla, kuri paskui ateina į tavo namus ir skleidžia, žinai, tą energiją, kuri yra joje užtalpinta, sakykime, jame. O manau, kad kuo toliau dirbsiu, tai tuo atrasiu tik ir daug didesnių ir įdomesnių dar dalykų, nes jaučiu, kad tikrai neištyrinėtas yra kristalas ir jį reikia smarkiai dar tyrinėti energetiškai, ką ten galima su juo nuveikti ir kaip jį kaip žmogui panaudoti savo gyvenime. Dėkoju tau, ačiū, kad esi, ačiū visiems, keliaukite gyventi gyvenimo ir tikiu, kad tikrai šis pokalbis labai naudingas, dar kartą spaudžiam patiktuką. Iki visiems, keliaujame per savo gyvenimą tiek, kiek mums duota. Iki. Ačiū, Sauliau, ir ačiū visiems labai. Iki. Dėkoju, ačiū tau, Jurga.